Sveiki draugai, pažįstami ir artimieji, motociklų ir kelionių fanatikai. Tai grįžtu prie savo Yamahos paruošimo svajonių kelioniai, gyvenimo kelioniai į žalį į pragarą, tai yra į Nürburgringą 24 valandų lenktynės, šitą kelionę jau bus kitą realiai antradienį ryte. Aš jau noriu išvažiuoti iš pačio ryto, tai vat turiu realiai šiandien vakarą ir pirmadienį dar nusipirkti ko trūksta ir pasiruošti motociklą. Tai motociklo pasiruošime kaip ir čia apmažinau tų darbų realiai, nes, sakau, tepalų ten keist nereikia, nes jie pakeisti nesenai, filtras pakeitęs, oro filtrą vakar pakeičiau, vairą susireguliavau, nežinau, turbūt, kad nepadėjo labai stipriai, greičiausiai, kad norisi, kad jisai būtų čiučiut aukščiau. Tai, bet ką aš čia pavažiavau iki darbo ir atgal realiai. Tai va, tai vairas išsitiesino. Kas čia dar? Žvakės pakeistos irgi, kaip tepalus keitė. Ai, tai liko šalmo GoPro kažkaip prisitvirtinti. Geriausiai būtų chin mountas. Ir tašę nusipirkt, jau radau kokią, tik nežinau, ar Lietuvai bus. Tokia Oksfordo su stačiu kampu. Čia kaip tik turėtų gerai įsikomponuoti. Tokia 15 litrų ar kiek, nes ten tokie mamutai po 20 litrų. Tokio dydžio, 100 ten pinigų 50 kainuoja. O šiandien dar buvau pažiūrėti, neatsimenu kokiai parduotuvei, bet tokio dydžio dainys, tokia piniginė realiai, kaip ir gal ir nupirktum, bet 105 eurų. Baikit jokus. Kaip sakė mano draugas, tai lietuvis nuo 100 eurų nori uždirbti, tai blemba kažkoks kosmosas. Tai va, nesvarbu, gal ir kitur tiek pat kainuoja. Netame esmė. Esmė tame, kad šiandien laukia šūdniausias darbas, kas tik tai gali būti prie motociklo. Tai yra grandinės ardymas, plovimas ir aš užduotę noriu pasikeisti, bet sakau, man realiai nėra šlikščiau grandinę plaut. Tai aš jau netgi susimaščiau, kad reiktų nusipirkti ant tokią plovyklą specialiai skirtą, nu ne specialiai grandinę, bet detalėm plaut. Nes ten toksai bio yra ploviklis, ta tokia nemaža 1,20 m ant šiam gal. Su dangčiu viską ten neprisitaško, nes pamatysit čia, tas plovimas toks nėra paprastas. Aš turiu pasidaręs ten tokią vonelę kaimietišką, bet nėra taip paprasta. Ant moco plautai iš viso ten grindys visos juodos bus, o gal kas turit kokių minčių, kaip kiti plauna, tai būtinai pasinaudočiau ateityje, nes pats tai nesugalvoju apart nuimti ir plovyklą išplauti. Arba dar yra variantas gerai supurkšti su chemija ir plovyklai, ta prasme, kur savitarnai arba su kercheriu viską išvaryt. Bet, čia tas plovimas toksai iš bėdos, realiai po to tos grandinės tai nelaiko. Sudyla, nes ten vis tiek žvyro lieka. Idealiausias variantas tai išsiimti ir su šepetuku viską išsiplauti kokiam nefrase ar ten breiklineryje ar su chemija ir tada uždėti ir sutepti iš naujo. Va tepimui, tai gerą daiktą mačiau. 3D printerio toksai, kada jeigu pasigaminsiu, tai arba kolega jeigu pagamins, tai parodysiu. Ten geras toksai, kur vis laik purški ir arba padanga apsitaško, arba ratlankis, arba dar kas nors, tai ten toksai yra gaubtuvėlis uždėtas ir šlangutė čia ir taip brauki realiai arba suki ratą ir jisai tepas.
tas tai geras, žiauriai, paprastas, bet geras daiktas. Tai va, tai šiandien noriu pasidaryti tą reikalą visą su grandinę ir tada ramiai miegosiu, nes man jau tokie ir garsai kažkokie žik eina iš tos grandinės, gal čia aš tada neišploviau normaliai po tos pelkės, nežinau, pažiūrėsim, išardysiu, bus matyt, vis tiek reikia keisti žvaigždutę ir plauti viską. O par to, tai kitaip neįmanoma žvaigždutės pakeisti, labai stipriai neišardžius čia nieko. Tai ką? Šūdinas darbas, bet padaryti reikia. Tai va. Važiuojam. Pirmiausia, tai reikia nusimti tašės jau čia. Šiandien belė kaip lyjo, tai motas buvo pastatytas. Tašės nepribėgo, tai jau gerai. Darau prie to pačio ir grandinės tempimas pasitikrins. O čia daug visokių gerų dalykų tikrinasi vienu metu. Šiandien gal nebus virtimo. Vakar čia spėjau pačiupt. Reičiau šitą pakišt. Drąsiau bus.
Šiaip šitas kojelės irgi reiktų nuimti, bet dabar sakiau neimsiu. Varysiu taip, nes nežinau dar kaip tą viršutinį lagaminą reikės pririšti. Nu taip, ta prasme, žinau kaip pririšti, bet nežinau, ar jisai taip laikysis ten ilgiom kelionėm. Ir ką turim? Šiaip va šitą šūdą irgi reiktų mest lauk. Jisai nafik nereikalingas. Ekologija šitas nesąmonės. Tik papildomai problemų sukuria, o naudos atneša tai greičiausiai, kad ne. Tai matosi, ne? Kas čia vyksta. Gal nuimsiu tą traukutę dar. Kad geriau matytųsi, kad reikia dėti darbo ir pastangų į plovimą. Tai aš jau netgi žinodamas, na aišku, išploviau aš čia ganėtinai neblogai, bet vis tiek dar yra biški grybų. Čia matosi dar. Realiai tai nėra blogiau. O. Dar yra. Tai aš sakau, žinojau šitus va visus dalykus, bairius, kad čia būna daug priskretę, bet, nu, aplauni. Ir vis tiek lieka. Nes neišardžius, čia be šansų šitą dalyką išplauti. Čia tik ant stalo pasidėjus, išvalyti. Lenda ir lenda šapai. Dar iš tikrųjų reiktų pasiskaičiuoti, čia pas mane neįdėta tokia. O girdisi. Tai grandiniai tai nėra blogiau kaip tas miksas žvyro, tepalo ir vandens. Čia tai grandinėlė ideali. Tai nebus, kad vokietis ir pakeitęs tą grandinę, nemačiau. Dokose nieko nerašė. Bet, nu, okei, paskaičiuojam. Kiek mes čia turim tų dantukų. Tai taip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nu, tai va. 15 bus 16. Tai
gerai, tai man tą šaibą tipo dar reikėjo kitą pirkti. Nu, vis tiek jau dabar reikia ardyti, vis tiek išplauti, o tai tą žvaigždutę pažiūrėsim. Tiks ar netiks. Rašė, kad tinka, nes šitas pats motoras eina daug kur. Ir MT, ir streetam tiem kitiem, ir dar kažkokiem tais, nežinau, neįsigilinęs iki gal irgi dar tais varikliais. Tai pagal planą turėtų būti 30 žvaigždutė. Tai kalvutė, ne žvaigždutė. Tai ką mes darom, bandom. Čia aišku užkerneriuota, bet sukant aišku turėtų jisai atsispausti, tas kerneriukas. Bet turint aišku galimybę, reiktų jį atkerneriuoti. Būtų humaniškiau. Gal pavyks. Čia šiaip plona tas kardelė būna. Svarbiausia, kad atsukant čia neužkastų tas rėga. Nes paskui bus big problem. Bandom. Žiūrėjau, bet neatsimenu, kiek niutonų veržėsi. Tai įdomu čia, ar pavyks man atveršti be jokio veržliasukio. Nes veržliasukio neturiu. Pirmą pavarą įbombinam ir reiktų palygintuvą dar. Taip nepaeis, matau. Reikia mąstyti kažką kitą. Nu, bandom taip. Gal tiek ir užteks. Tai dabar minau galinį stabdį. Ir bandom. O čia niutonų yra. Jėgos trūksta. Nieko nebus, reikia ieškoti vamzduko. Kol neišsisukau čia rankos ar dar ko nors. Teks naudoti šiaip kokią nesąmonę. Pasidarius. Kaip visada.
čia. Kodėl taip yra? Viskas dabar tikrai nužiūrėt manualą. Kaip tikras vyras. Paskutiniu momentu jau. Manual Tenere. XTZ69. Šitas motociklas koduojasi. 9.5, bet tuoj parodysiu. Kodėl čia neatsisuka. Tai va. Žinot, maždaug įsivaizduojat, ką čia reiškia šitas šitas ženkliukas. Čia reiškia, kad sutepti, o čia reiškia Loctitas. Loctitas srieginiai klijai. Tai už tai čia taip lengvai ir neatsisuka. Šiaip turėtų čia viskas easy būt, bet... kai užloktaitina taip ten gamykliškai, tai jau kad tikrai neatsisuktų. Plem. Su veržliasukiu tai čia būtų easy. Easy. Paimtum ir atsuktum. Nu, bet dabar reikės pakovoti, manau, čiut-čiut. Nes tikrai čia taip paprastai nebus. Nes jie ten privaro to Loctito dažniausiai dafiga. O šiaip veržiasi, tai kad nėra čia kažkoks kosmosas. 9.5 newtonai. 9.5 newtonai. Nu ką. Teks pasitelkti kažkokį tai rimtesnį vamzduką. Jeigu nesulūš jisai čia man. Čia nepaeis taip. Taip nepaeis. Žodžiu, šiandien kažkaip nesiseka su technika. Dar telefonas įsikrojo, mano kamera filmavimo pagrindinė. Aš galvojau, kad taupiausiai temps. Dabar prafilmavo čia gal 50 minučių į numerį. Aišku, ekranas visą laikį įjungtas. Gerai, netame esmė. Viskas nufilmuota, viskas padaryta. Veržiam žvaigždutę pagaliau. Čia jau vėl atsukau, vėl sutepiau su Loctitu, nes kol čia krapščiausi, tai Loctitas įživo. Žodžiu, daug bereikalingo veiksmo. Toks vakarinis darbas. Nuo to niekas neapsaugotas. 9.5 newtonai. Bam.
pusė 12 savo daro. Kas čia darosi? Šūkį nesąmonė, bravo. Šūdą darau čia. Bliama. Per daug čia. Overtighted. Nori kuo geriau, kaip visą laiką sau, bet kažkaip kažkas trukdo tą padaryti ir nors tu ką. Per daug energijos kitiem atiduodam, realiai, galiu pasakyti. Ir paskui jau, kai kitiem atiduodi visą energiją, tai sau lieka tik tais tokios nesąmonės, o darai kažką, tai bele ką, ir šūdas gaunasi. Vis tai to kažką šiandien taip darau. Čia gal kai kam keista bus, kad aš šitiek dėmesio skiriu tai grandiniai, bet ką žinau, tiek kilometrų važiuojant nesinorėtų kažkaip čia turėti su to dalykų problemų. Taip, kaip sakoma, geriau čia pasigilint garaže, negu paskui ant gatvės, kur nors Vokietijos autobane. Tai tiek to aš jau čia pasėdėsiu per naktį, jeigu to tik prireiks. Tarp kem 5 ir 50. Čia sunkiai labai pagal manualą darosi. Čia sveikų protų turbūt daugiau reikia vadovautis, kad jinai turi būti laisvoka. Aišku, rytoj pavažiuosiu dar ir bus čia aišku viskas iki galo.
Čia užveršim, čia užveršim. Reiktų ir pasižymėti, kad paskui nekiltų klausimų. Kad užtektų užmesti akį į tas varžtus ir būtų taip ir aišku viskas. Žymėjimo. Tokit, naudokit. Čia rinkos lyderis virš 60 metų šitais dalykais. Tik tais užsiema. Ir Boeingas, ir Aibusas, ir Volkswagenas, ir BMW, ir visi kiti ten tie brandai naudoja. Jeigu kur nors pamatysit tuo geltoną arba baltą taškiuką, tai žinokit, kad čia iš tos kompanijos. Kad nereiks atgal keist. Tam laiko nelabai turiu. Bet jeigu reiks, tai reiks, ką padarysi. Kaimietiška plovykla. Atrodo. Irgi vat yra pažymėta žali varžteliai Yamahos. Jinai jau pažymėta irgi. Oi, naudoja visi. Taip. Grandinės netepsiu dabar realiai. Nes vis tiek grįžęs. Lauksiu dar viską ir tada susitepsiu. Nes dabar tai ką čia, iki Raudondvario davažiuoti ir atgal. Ir viskas. Turbūt kapsulą dėti ir net neškitės namo. O, aš šitaip namuose, bet dėtis daiktų. Rytoj 8:30 išvažiuojam. Laukia ilgas kelias.
Taip, tašę susidėt ir bus apsiau. Atrodo gal gražiai, bet nepraktiškas. Tas aliuminis nedažytas ir nenaudotas. Tai ką, mėly draugai, tikiuosi nenusibodo aš jums čia su savo marazmais, bet, dalinai planas įvykdytas, tai žvaigždutė pakeista, grandinė neplauta liko, nenoriu šiandien žemės garažę plaut, išsiplausiu plovyklai, nes nepavyko šitą sujungimą pamiršau nusipirkti, o čia jinai yra užknėdyta, tai tiek jau to bus gerai, patikimesnė, tai neturi variantų nusimti, o šiaip gera dar grandinė. Gali būti, kad ir bus pakeitę čia, nes serviso knygai tai nerašo, kad keisti, tai palaikyti per 10 000 pakeisti visi. Tai va, tai tiek žinių, laukit, kol grįšiu iš Suomijos ir prasidės kelionė. Tai tada bus įdomesnių vaizdų, linksmesnių galbūt. O dabar tai belekai pavargęs ir reikia ilsėtis, krautis daiktus ir atvarau į Suomiją. Tai ačiū, kad žiūrit ir iki sekančio karto. Susitiksim jau prieš pat išvažiuojant į žalį pragarą. Blemba, kaip laukiu tas kelionės. Labai laukiu. Senai jau planuoju ir turbūt jau 1,5 metų derinu, kaip čia išvažiuoti. Tai va, tai ačiū. Ate.